Visa krikščionių bažnyčia tiki, kad laiškas romiečiams yra knyga, kuri nustato krikščioniškos teologijos ir doktrinos pagrindus, bet kas, jeigu neseniai iškilusi nauja informacija, pakeistų viską, kuo tikėjome apie apaštalą ir ką jis iš tikrųjų bandė pasakyti. Jau 1700 metų mes žiūrime į Pauliaus raštus pagoniškos vakarų bažnyčios akimis, bet kas nutiktų, jei sužinotume, kad Paulius buvo aukšto rango rabinas ir naudojo posakius, kuriuos gali suprasti tik pirmo amžiaus žydai, posakius, kurie mums nepažįstami ir todėl esame priversti juos aiškinti iš savo denominacinės patirties ir šališkumo. Laiškas romiečiams neabejotinai yra krikščioniškos doktrinos pamatas, sutinku, bet kai palyginame, ką Paulius iš tiesų bandė pasakyti per savo hebrajišką mokymą su tuo, kaip mes jį aiškiname šiandien, randame milžinišką spragą, kuri nulėmė vieną didžiausių nuslėpimų krikščionybės istorijoje. Taigi prisijunkite prie manęs, pradedant gyvenimą keičiantį ir galingą laišką romiečiams eilutę po eilutės tyrinėjimą iš originalios kalbos ir kultūros perspektyvos. Jei ieškojote būdo giliau pažinti Dievą ir esate pasiruošę apeiti šimtmečius trukusias religijas ir tradicijas, tada paspauskite prenumeruoti ir pasiruoškite, nes šis tyrimas skirtas jums. Pradėkime iš karto po šito. Sveiki, čia Džimas Teilis iš Passion for Truth Ministries, sveikinu jūs šiandieninėje transliacijoje. Šiandien mes atversime visiškai naują Biblijos knygą. Taip, teisingai, mes eisime eilutę po eilutės per laišką romiečiams, kuris laikomas visos krikščionybės sisteminės teologijos knyga. Ką tai reiškia, netrukus sužinosime. Tuo tarpu vienas svarbiausių dalykų, kurį turite žinoti, jei esate naujokas šiame kanale, yra tai, kad mes analizuojame Dievo žodį ne iš protestantiškos perspektyvos. Mes peržengėme katalikišką požiūrį. Praeiname pro 3, 4, 5 amžių bažnyčios tėvų ribas ir grįžtame į 1 amžių, kad išsiaiškintume, kaip atrodė, kaip mąstė ir kaip viską, kas teologiška, suvokė šie žydų hebrajų rašytojai. Kai tik pažįstame jų kultūrą, kontekstą, kalbą, idiomatinius posakius, kai suprantame visus ginčus, kas su kuo diskutavo ir kuo tikėjo, tik tada galime iš tiesų suprasti, apie ką yra Biblija. Galų gale, juk ji turi tik vieną tikrą interpretaciją. Ir tai yra vienas iš dalykų, kuriuos per beveik 25 šios tarnystės metus atradome. Egzistuoja 44 000 skirtingų krikščioniškų denominacijų todėl, kad kiekvienas iš mūsų Bibliją aiškiname iš savo perspektyvos, nes mes negrįžtame prie autoriaus perspektyvos. O kad tai padarytum, reikia pažinti 1 amžiaus judaizmą. Kito kelio tiesiog nėra. Ir būtent tuo mes čia užsiimame. Taigi, jei tau patinka gilintis į Bibliją, atrasti įdomių dalykų ir perlų, kurie tave veda į gilesnį santykį su Dievu, šis kanalas yra tau. Kviečiu peržvelgti visus mūsų grojaraščius. Turime visko. Nuo komentarų eilutė po eilutės, ką tik baigėme Apaštalų darbų knygą eilutė po eilutės, iki teminių studijų apie kalėdas, mūsų šventes, iš kur jos atsirado, apie viešpaties šventes ir viską, kas tarp jų. Nori sužinoti apie pranašystės? Turime ir tai. Viską, ko tik gali prireikti tavo dvasiniam augimui, tikriausiai rasi šiame kanale. Tad paspausk prenumeruoti ir pasidalink su draugais. Mes tikrai tai įvertinsime. Gerai, taigi pradėkime laiškas romiečiams. Laiškas romiečiams vadinamas teologinė sisteminė visos krikščionybės teologijos knyga. Tai ilgiausias Pauliaus parašytas laiškas ir jame tiek daug turinio, kad dauguma šių dienų krikščioniškų seminarijų sako, štai ji pagrindinė knyga. Tai pagonių krikščionybės pagrindai. Ir šios laidos metu mes patikrinsime šią teoriją, eidami per laišką romiečiams. Šiandien daug dėmesio skirsime įžangai. Reikia žinoti šio laiško kontekstą. Reikia žinoti, kas yra Paulius, suprasti jo teologinę struktūrą, jo kilmę, iš kur jis kilęs, kad galėtume suprasti jo niuansus ir kalbą. Apie Paulių buvo sakoma, kad jį sunku suprasti. Ir taip yra todėl, kad jis buvo tarsi aukščiausio lygio studentas. Jis sėdėjo prie Gamalielio kojų ir būtent iš ten kilo visas jo biblinio judaizmo mokymas. Jis buvo geriausias Gamalielio mokinys, o Gamalielis buvo Sinedriono vadovas. Tad kai Paulius sako, kad jis yra fariziejus iš fariziejų, jis tai ir turi omenyje. Šioje laidoje mes šiek tiek sužinosime apie Pauliaus aplinką ir pasakysiu jums, jei manote, kad tai tik Biblijos mėgėjams, klystate. Visas jūsų gyvenimo su Kristumi kontekstas sukasi aplink tai, ką Paulius pasakė laiške romiečiams. Nesvarbu, ar žinote tai ar ne.
Juk mums nėra liepta tik skaityti Dievo žodį, mums liepta studijuoti, kad būtume pripažinti tinkamais. Ir būtent tai mes ir darysime. Darysime tai smagiai, su daug konteksto, su grafikomis, kurias matysite ekrane, bet svarbiausia yra turinys. Nesvarbu, jums 9 ar 99, mes norime, kad jūs studijuotumėte Dievo žodį. Tai pakeis jūsų gyvenimą. Mes darome tai, kuo tikime. Todėl kviečiu jūs, kai eisime per tradicinę krikščioniškąją doktriną susijusią su laišku romiečiams ir ją palyginsime su originaliu Pauliaus mokinių ar net paties Jėzaus hebrajiškai Ješuo mąstymu, pamatysite, kad yra spraga, yra skirtumas tarp šių dviejų požiūrių ir mes to neparodome tam, kad iš jų pasišaipytume ar sumenkintume. Parodome tai todėl, kad šiandien pasaulyje vyksta judėjimas, net tarp aukščiausių krikščionybės teologų. Tai ne tik hebrajiškų šaknų judėjimas, tai pasiekė aukščiausius akademinės bendruomenės sluoksnius. Atsiranda naujas požiūris, naujas laiško romiečiams aiškinimas, nes mes visi šlovė Dievui už interneto ir informacijos amžių, kuriame gyvename, grįžtame atgal ir daugiau sužinome apie tai, kaip judaizmas atrodė pirmajame amžiuje. Ir tai keičia frazeologiją bei interpretacijas visuose Pauliaus raštuose. Taigi mes sutelksime dėmesį, nors pagrindinis dėmesys bus skiriamas Pauliaus požiūriui į įstatymą ir jo santykį su pagonėmis, mes paliesime ir daugybę kitų temų, kurios susijusios su jūsų santuoka, jūsų santykiai su vaikais, kadangi aš pats esu vedęs 28, beveik 30 metų, turiu 6 vaikus, todėl negaliu skaityti Biblijos kitaip, kaip tik visapusiškai, matydamas, kaip ji kalba man kaip žmogui, vyrui, tėvui, kaip vadovui ir kaip savo mesijo sekėjui. Jei jums tai įdomu, tada būtinai pasilikite šiame kanale. O jei ne, nieko tokio, yra daugybė kitų kanalų, bet mes čia mokysimės, ką iš tikrųjų sako raštai. Taigi, pradedame. Pirmiausia, susipažinkime su keliais pagrindiniais dalykais apie laišką romiečiams. Po kelių minučių pasinersime giliau į detalės, bet gal norėsite pasižymėti užrašus. Tai bus tarsi akademiškas, bet kartu įdomus būdas pažvelgti šventąjį raštą. Pradėsime nuo pagrindų, o vėliau pereisime į gilesnius sluoksnius. Taigi, koks yra pagrindinis dalykas? Paulius yra laiško romiečiams autorius, dėl to nėra jokių ginčų. 16 skyriuje jis sako, kad rašo šį laišką iš Gajo namų ir greičiausiai tai tas pats Gajus, kurį jis pakrikštijo pirmajame laiške korintiečiams 1 skyriuje. Tai reiškia, kad Paulius šį laišką romiečiams rašė iš Korinto. Per visą Pauliaus tarnystę jis atliko 3 misijų keliones ir apie tai gana plačiai kalbu studijoje apie apaštalų darbus. Tačiau savo 3 misijų kelionę jis vykdė būdamas Korinte. Tai reiškia, kad laiškas romiečiams buvo parašytas maždaug 57-58 mūsų eros metai, vos keleri metai prieš jo suėmimą ir išgabenimą į Romą, kur jis galiausiai buvo nukankintas. Žinau, kad apaštalų darbų pabaigoje Paulius patyrė laivo sudužimą, o vėliau jis atsidūrė Romoje prieš Cezarį ir gali pasirodyti, kad laiškas romiečiams parašytas po apaštalų darbų. Tačiau taip nėra. Apaštalų darbų knygoje aprašomos visos Pauliaus misionieriškos kelionės, o ši konkreti knyga, laiškas romiečiams, parašytas Korinte, vyksta anksčiau apaštalų darbų knygos, kaip tuoj sužinosime. Visi ankstyviausi šio laiško rankraščiai buvo parašyti graikų kalba ir neabejotina, kad Paulius mokėjo graikiškai, tačiau visa istorija, teologija, rašto citatos ir mąstymo būdas, kurį jis perteikė, buvo 100% hebrajiškos kilmės. Ir tai yra nepaprastai svarbu, nes šiuolaikinėje krikščionybėje mes linkę žiūrėti į Paulių kaip į pagonio apaštalą, juk jis buvo siųstas pas pagonis, o mes patys esame pagonis. Todėl natūraliai aiškiname raštą iš savo pagoniškos, vakarietiškos, 21 amžiaus graikiškai romėniškos teologijos perspektyvos. Taip, Paulius patinka mums tai ar ne, mūsų pasąmonėje tarsi tampa vienu iš mūsų. Jis tampa pagoniu, bet tai visiškai svetima tiek laiško romiečiams tekstui, tiek pačiam Pauliui. Paulius nebuvo pagonis ir niekada savęs tokiu nelaikė. Žodis pagonis hebrajų kultūroje pažodžiui reiškia esantis už sandoros ribų. Svarbu suprasti, kad nors Paulius tarnavo pagonims, jis buvo 100% žydas ir taškas. Todėl turime suprasti jo kilmę ir kontekstą.
Vienas dalykas, kurį reikia suprasti, yra tas, kad šių dienų krikščionybė visiškai kitokia nei buvo pirmame amžiuje judaizmo aplinkoje. Šiandien krikščionybė yra suskaidyta į atskiras dalis. Mes atskiriame savo religiją nuo kasdienio gyvenimo. Tai būdinga tradiciniai krikščionybei. Žmonės eina į bažnyčią, ten išreiškia savo religinę pusę, o likusią savaitės dalį gyvena kaip nori. Jie šių dalykų nesujungia. Žinoma, tai negalioja absoliučiai visiems, bet apskritai tradicinė krikščionybė religiją laiko atskirai nuo kasdienybės. Judaizme buvo visiškai priešingai. Kiekviena gyvenimo sritis buvo valdoma žydų įstatymo. Nesvarbu, atvirai kalbant, ar eini į tualetą, ar laikaisi šabato, ar šventi Pesachą, ar eini į turgų, ar šukuojasi plaukus, kiekviena gyvenimo detalė judaizme buvo reguliuojama įstatymo. Tai yra tikrai labai svarbu, nes krikščionybėje mes to neturime. Nėra krikščioniškų įstatymų, nurodančių, kaip paprastai eiti gatve ar kaip elgtis su kitos tautybės žmogumi. Tačiau pirmojo amžiaus judaizme tai tikrai egzistavo. Beveik nebuvo nieko, apie ką galėtum pagalvoti, kas neturėtų kokio nors žodinio įstatymo ar vyresniųjų tradicijos susijusios su tuo. Taigi, iš tokio pagrindo kyla Paulius. Jis mąsto kaip žydas ir yra nepaprastai aukštos kvalifikacijos rabinas. Todėl, kai Paulius pateikia argumentus laiške romiečiams ar kitose savo laiškuose, jis tai daro rabinišku stiliumi. Klausykitės, laikydamasis tam tikro protokolo ir mąstymo būdo, būdingo rabinui, o ne pagoniui. Taigi, turime suprasti, kaip šis rabinas mąsto, iš kur jis gavo savo išsilavinimą, kur jis gavo, jei taip galima pasakyti, savo daktaro laipsnį. Kai tai suprantame, pradedame suvokti ir jo mąstymo logiką. Šiandien tai būtų labai panašu į klausimą, kur tu mokeisi, kur gavai savo magistro daktaro laipsnį. Jei pasakyčiau Harvardo teisės mokykloje, tu iš karto gautum vaizdą, kaip aš mąstau ir iš kokio konteksto ateinu. Jei aš turiu teisininko mąstyseną, tai ir yra mano profesinė kryptis, pagal kurią mąstau. O jei sakyčiau, kad baigiau kokią nors techninę mokyklą A, B ar C, tai iš karto parodytų, kad esu labiau susijęs su praktiniais techniniais dalykais, o ne, tarkim, su pardavimais, kalbėjimu, filosofija ar inžinierija. Taigi, išsilavinimo pagrindas visiškai suformuoja mąstymo kryptį ir pasaulėžiūrą, iš kurio žmogus žvelgia. Taigi, turint tai omeny, jei būtum religinio judaizmo dalis pirmajame amžiuje, pagrindinis vadovaujantis tekstas kasdieniam gyvenimui nebūtų buvęs rašytinis Dievo žodis, kaip galėtų manyti. Tai yra ne Tora, Neviim, geriau žinomi kaip pranašai ir Ketuvim. Tai yra raštai, tokie kaip Psalmės, patarlių, mokytojo knyga ir kita. Kartu Tora, Neviim ir Ketuvim sudaro Tanaką. Tai akronimas sudarytas iš šių žodžių – Tora, Neviim ir Ketuvim. Tai, ką mes vadiname hebrajiškais raštais. Krikščionybėje Tanakas geriau žinomas kaip Senasis testamentas, bet ankstyvajame judaizme gyvenimą reguliavo ne pats galutinis rašytinis Dievo žodis, kaip mes tai suprantame krikščionybėje, bet žodinis įstatymas, rabinų tradicijos ir hebrajiškų rašto aiškinimai. Būtent rabinai sprendė, kaip pritaikyti rašytinį Dievo įstatymą ir jų aiškinimai tapdavo pačiu Dievo įstatymu, lygiaverčiu pačioms šventraščių knygoms. Paradoksalu, bet aš buvau Izraelyje daugybę kartų, kalbėjausi su rabinais, turėjome diskusijų ir būtent Izraelyje pirmą kartą sužinojau šią sąvoką, kad ji egzistuoja ir šiandieninėme judaizme. Kai kalbėdavau apie Dievo įstatymą, aš turėjau omeny rašytinį Dievo įstatymą, pirmasias 5 Mozės knygas, geriau žinomas kaip Tora, kuri beje iš tiesų net nereiškia įstatymas, o reiškia instrukcijos. Tačiau kai jie sako įstatymas, jie turi omeny tiek rašytinį įstatymą, tiek rabinų įstatymus. Ir iš tikrųjų atvirkštinė tvarka. Rabinų įstatymai, vyresniųjų tradicijos ir valdančiosios klasės, kurią sudaro vyresnieji ir rabinai, nutarimai, yra svarbesni už tikrąjį Dievo įstatymą. Tu galėtum paklausti, kaip tai įmanoma, kaip rabinas, kuris tiki Dievo žodžiu, gali manyti, kad ankstesnių rabinų sprendimai yra aukščiau už Dievo žodį.
Jie to taip nemato, jie tai supranta taip. Rabinų sprendimai aiškina Dievo įstatymą, o Dievas jiems davė autoritetą, supratimą ir išmintį tai daryti. Todėl jie nemano, kad vienas įstatymas panaikina kitą, jie laiko tai aiškinimu, o tas aiškinimas tampa įstatymu. Ir tai labai panašu į tai, kas vyksta krikščionybėje šiandien. Jei pagalvotum, mes iš tikrųjų nesame toli nuo jų. Galime sakyti, o Dieve, kaip rabinai gali teigti, kad jų aiškinimai yra aukščiau už Dievo įstatymą. Tačiau mes darome tą patį šiandien krikščionybėje. Krikščionybės teologai interpretuoja Dievo žodį, o tie aiškinimai tampa doktrina ir kiekvienos seminarijos bei denominacijos tikėjimo išpažinimu visame pasaulyje. Taip yra formuojami mūsų tikėjimo išpažinimas ir doktrinos. Tarkime, teologas perskaito eilutę, kur sakoma, kad moteris neturėtų rengtis kaip vyras, ir jis tai interpretuoja kaip draudimą moterims dėvėti džinsus. Kaip kai kurios denominacijos sako, tuomet nedėvėti džinsų tampa tos denominacijos tikėjimo taisyklė ar doktrina, pagal kurią ir gyveni. Ne pagal tai, ką iš tikrųjų autorius turėjo omeny sakydamas tuos žodžius, kokia buvo tikroji reikšmė autoriaus požiūriu, bet pagal tai, kaip tą vietą iš pradžių interpretavo denominacija. Tikiuosi, kad tai yra logiška. Tad, kai skaitome laišką romiečiams ar bet kurią kitą Biblijos knygą, labai svarbu, kad mes neįdėtume į raštą to, kuo patys tikime, bet ištrauktume iš rašto tai, kuo tikėjo autorius. Ir dažnai skaitydami laišką romiečiams pastebėsime dalykų, kurie gali šokiruoti. Jei esate naujokas šiame kanale, nepatikėsite, kaip stipriai nuklydome nuo esmės, kai lyginame raštus jų pirminėme kontekste ir kalboje, lyginant su tuo, kaip juos aiškino mūsų teologai, kurių mąstymas ir požiūris buvo graikiškas. In their context, in their mindset, how they interpreted them. Taigi, kai suprantame, kokie svarbus yra rabinų žodiniai įstatymai, labai svarbu suprasti ir tai, kad jų negalėjai niekiek pakeisti ar pakoreguoti, jei norėjai savo gero. Laikui bėgant visos šios vyresniųjų tradicijos ir doktrinos buvo užrašytos ir pavadintos Talmudu. Talmudas reiškintis mokymą arba taisyklės, pradėtas rašyti po šventyklos sunaikinimo 70 mūsų eros metais. Prieš tai visa tai buvo perduodama žodžiu. Visi tiesiog tai žinojo. Jie buvo viską taip gerai įsiminę, kad jiems nereikėjo to užrašyti. Tačiau po šventyklos sunaikinimo, kai žlugo pagrindinis judaizmo centras, jie pradėjo viską užrašinėti, kad ateities kartos nepamirštų. Visų šių tradicijų, doktrinų, tikėjimo išpažinimų, jei taip galima pasakyti, įvairių judaizmo krypčių idėjų užrašymas tęsiasi iki pat 500 metų, kai visa tai buvo kanonizuota. Buvo du pagrindiniai miestai tapę akademinio autoriteto ir Talmudų rašymo centrais. Tai Galilėja, kuri jums tikrai gerai pažįstama, jei studijuojat Naująjį testamentą, ir Babilonija. Galilėjos Talmudas tapo žinomas kaip Jeruzalės Talmudas. Jis buvo parašytas 4–5 amžiuje. Kitas Talmudas, Babilonijos Talmudas, buvo užbaigtas maždaug 6 amžiaus viduryje, maždaug 100 metų vėliau. Visas Talmudas sudarytas iš to, kas vadinama Mišna. Palaukite, tai labai svarbu. Gali pasirodyti smulkmena, bet kai studijuoji Bibliją, šios Talmude randamos sąvokos nuolat išnyra visame Naujajame testamente. Taigi, Talmudas sudaro tai, kas vadinama Mišna, rabinų teisinės nuomonės apie Torą ir pranašus. Rabinai priimdavo sprendimus ir visa tai būdavo užrašoma Mišnoje. Vėliau atsirado Gemara, tai rabinų komentarai Mišnai. Joje randami visi jų debatai ir idėjos. Vienas rabinas sako vieną, kitas kitą. Tai komentaras apie rabinus, kurie priėmė galutinius sprendimus dėl konkretaus šventraščio reikšmės. Taigi šiandien tai būtų panašu į tai, jei turėtume 4 amžiaus nutarimus ir koks nors bažnyčios tėvas pasakytų, štai ką, mano manymu, reiškia ši rašto eilutė. O tada kelis šimtus metų pastoriai ginčytųsi tarpusavyje, ar jie mano, kad tai buvo teisinga ar klaidinga ir kaip visą tai pritaikyti kasdieniame gyvenime. Tokie ankstyvųjų pastorių ar bažnyčios tėvų pasisakymai ir sprendimai būtų vadinami Mišna.
o tie vėlesni debatai bei komentarai Gemara. Kartu jie Mišna ir Gemara vadinami Talmudu. Talmudas, mano draugai, negaliu apsakyti, koks jis be galo svarbus judaizme. The Talmud, my friends, I cannot tell you how critically important this is in Judaism. Jis kur kas svarbesnis už Torą, už ketuvim ar nevim, pranašus ar šventuosius. Visa tai kartu, visas hebrajų raštas nė iš tolo neprilygsta žodiniam įstatymui ar Talmudui. Tai rabinų raštai. Tai vadinama rabiniškuoju judaizmu. Tad tie, kurie priklauso 1, 2, 3 amžiaus judaizmui ir yra rabiniški žydai, jie vadovaujasi Talmudu. Jie laikosi savo rabinų žodinių įstatymų. Tai buvo 1 amžiaus judaizmo struktūra. Ir iš čia kilo Paulius. Tas mąstymas apie grįžimą prie Talmudo, ta žodinės teisės ir tradicijos idėja, iš to jis gimė. Ir ne tik gimė iš to, bet jis kilo iš fariziejų tradicijos, o fariziejų linijos viršuje buvo Gamalielis, 1 amžiaus viso Sinedriono prezidentas. Ir jis buvo aukščiausias Gamalielio mokinys. Tad tai jį iškėlė į rabiniško judaizmo klasės viršūnę. Ir jei supranti rabiniškąjį judaizmą, jie negali to perprasti. Kitaip tariant, tai taip įaugė į jų protą, kai jie baigė rabinų mokyklą 1 amžiuje, kaip Paulius, to neįmanoma iš jų atimti. Kaip negali iš advokato padaryti neadvokato, nesvarbu, kad jis nebepraktikuoja. Gydytojai lieka gydytojais visą gyvenimą. Tiesa, pastoriai yra pastoriai visą gyvenimą. Mes negalime mąstyti už savo mokymo ribų. Ir būtent čia yra Pauliaus esmė. Sekanti dalis ypač svarbi, nes ji kyla iš Talmudo. Šios frazės, kurias dabar paminėsiu, randamos Pauliaus raštuose. Ir tai rodo, kokios senos jos yra. Taigi, kai žydų rabinas komentuoja tam tikrą žydų įstatymo dalį, kuri vadinama halaka, taigi komentaras apie žydų įstatymus vadinamas halaka, norint parodyti sutikimą arba nesutikimą su kito rabino sprendimu, ginčą jis pradėdavo šią frazę. Ką sakysime tada? Arba ką tada sakysime? Ginčą jis užbaigdavo fraze "neduok Dieve" arba panašiai. Tai buvo 1 amžiaus rabiniškojo judaizmo mokymas. Taigi, kai rabinas ketindavo ginčytis su kitu rabinu arba išdėstyti savo nuomonę, jis tiesiog sakydavo, ką tuomet sakysime, ir užbaigdavo "neduok Dieve". Tarp šių frazių būdavo jo argumentas. Pagal tai mes tiksliai žinome, arba tiksliau taip Paulius įrodo, kad jis mokėsi pas Gamalielį, nes tai matome visose jo raštuose. Iš tiesų tai atsispindi ir laiške Romiečiams 6 skyriuje 1 eilutėje. Sakoma, ką tuomet sakysime? Ar liksime nuodėmėje, kad malonė gausėtų? Tegul niekada taip nebus, arba tikrai ne. Arba neduok Dieve. Matote tai, draugai? Paulius savo argumentą tiesioginė prasme formuluoja tiksliai tomis pačiomis frazėmis, kurias randame Talmude, kurios siekia 1 amžių ir buvo užrašytos iki 500 metų. Rabinai nuolat naudojo tą pačią struktūrą, idiomatiką ir frazeologiją savo argumentams. Taigi Paulius yra rabinas ir jis tai įrodo laiške Romiečiams, formuluodamas argumentą būtent taip, kaip tai darytų rabinas. Kodėl tai taip svarbu? Nes kai pradėsime suprasti šias frazes laiške Romiečiams ir žinosime, kad jos kyla iš judaizmo konteksto, galėsime pastebėti daugiau žydiškų elementų ir interpretuoti juos iš jų pirminio požiūrio taško bei perspektyvos. Tuomet atsiras supratimas, ką Paulius iš tikrųjų bando pasakyti, ir tai nebebus taip sudėtinga suprasti. Pavyzdžiui, jei studentas Ivy lygos kalbasi su kitu Ivy lygos studentu, tarkime Harvardo absolventas su kitu Harvardo absolventu, jie pažįsta tuos pačius profesorius, supranta jų manierą, mąstyseną ir gali kalbėtis taip, kad pokalbis turės prasmę.
Bet jei aš, būdamas Harvardo studentas, kalbėčiau su žmogumi iš Montanos bendruomenės koledžo, bendrų sąlyčio taškų beveik nebūtų. Būtų visiškas atotrūkis tiek pačiame išsilavinime, tiek supratime, ką apskritai reiškia būti išsilavinusiam. Tai nereiškia, kad vienas geresnis už kitą, tiesiog visiškai skirtingi. Štai kodėl Petras sako, kad Paulių sunku suprasti. Bet jei būtume Ivy lygos rabinų autoritetas, suprasti visai nebūtų sunku. Taigi, tai, ką mes bandome padaryti, suprasdami šiek tiek apie Talmudą, Mišną, Gemarą, kai kuriuos iš tų talmudinėje literatūroje paplitusių posakius, mes mokomės, kaip mąstė Paulius. Aš žinau, galite pagalvoti, ne, aš mokau čia, man jau per daug moksliška, bet būtent dėl to krikščionybėje ir turime tiek daug problemų, nes neskiriame laiko iš tikrųjų suprasti konkretų laišką, Paulių ar kitą autorių ir tiesiog įskaitome į tekstą tai, ką patys norime jame matyti. Tiesą sakant, blogiausia Biblijos studento skaitimo dalis yra ta, kad jis iš viso nėra studentas. Tai savanaudiška motyvacija. Skaitysiu Bibliją tam, kad gaučiau iš jos kažką sau. Kai kurie žmonės skaito Bibliją tam, kad surastų tai, ką nori surasti, ir tai pateisintų tai, ką patys daro. Ieškome patvirtinimų, kad galime vesti šį žmogų, ar galime daryti tą ar aną. Mes iš tikrųjų neskaitome tam, kad suprastume tekstą ir leistume šventai dvasiai veikti mūsų gyvenime. Mes dažnai bandome remtis savo pačių, kartais klaidingomis širdies motyvacijomis, apie kurias net neįtarėme, ir tada perskaitome šventajame rašte tai, ko ten iš tikrųjų nėra. Ir tada, remdamėsi tuo, keičiame savo gyvenimą. Arba dar blogiau, paimame mažą Paulių žodžių dalį ir išplečiame ją į tai, ko patys norime. Bet žiūrėkite, esmė tokia, kad yra tik vienas aiškinimas ir kad jį rastume, turime įlysti į to, kuris tai parašė mąstyseną. Turime žinoti viską, ką galime žinoti apie Paulių ir kaip jis apdorodavo savo mintis bei idėjas apie gyvenimą. Ir visa tai kyla iš jo grinai žydiško auklėjimo. Garsus britų teologas Džeimsas Dunas pasakė tokį akis atverinti teiginį. Jis tai išreiškia taip, kai hebrajiškas kontekstas ir žydiška Pauliaus tapatybės tikrovė pašalinami, lieka tik sumišimas ir prieštaravimai. Jis tikėjo, kad kiekviena šiandien gyvuojanti denominacija yra išsirankiojusi Pauliaus teiginius, kurie palaiko jau esamus jų tikėjimo išpažinimus, tuo tarpu ignoruodama kitus Pauliaus teiginius, kurie regis prieštarauja jų įtvirtintoms denominacinėms nuostatoms. Pavyzdžiui, viena denominacija gali sukurti doktriną remdamasi Romiečiams 10:4, kur sakoma, nes Kristus yra įstatymo pabaiga teisumui kiekvieno, kuris tiki. Jie tai supranta kaip Dievo įstatymo panaikinimą ir tuo remiasi, tuo pat metu ignoruodami eilutes tame pačiame laiške Romiečiams 3:31, kur sakoma visiškai priešingai. Ar tad tikėjimu panaikiname įstatymą? Jokiu būdu. Priešingai mes įstatymą įtvirtiname. Kaip tas pats apaštalas vienoje eilutėje gali sakyti, kad Kristus atnešė įstatymo pabaigą, bet tame pačiame laiške 3:31 sakyti, kad dėl Kristaus mirties įstatymas yra įtvirtinamas. Kad tai būtent tas dalykas, kuriuo jis džiaugiasi ir kurį nori išlaikyti. Romiečiams 7:22-8:7 teigia, jei nesame pavaldus Dievo įstatymui, tai nesame dvasiniai, bet kūniški. Visa tai negali būti tiesa tuo pačiu metu. Šį prieštaravimą krikščioniškoje teologijoje būtina suderinti. Abu dalykai negali būti teisūs. Paulius nėra šizofrenikas, vadinasi, kažko nesuprantame. Ar kada nors esate atsidūrę santykiuose, kai kyla ginčas, gal tarp tavęs ir sutuoktinio, ar tarp tavęs ir draugo, ir ginčas vis aštrėja ir tada, kai visi jau išsekę, staiga kas nors lepteli kokią nors naują informaciją, kuri pakeičia visą ginčą. Iš pradžių atrodė, kad einate viena kryptimi, o išgirdus naują informaciją paaiškėja, kad ėjote neteisinga kryptimi. Draugai, būtent tokioje situacijoje šiandien ir esame. Paulius nesako, kad Kristus panaikino įstatymą, jis sako, kad jis panaikino įstatymą dėl teisumo, nes rabiniškoje judaizmo sistemoje žydų vadovybė pakeitė išgelbėjimo apibrėžimą taip, kad jis reikštų visų jų įstatymų laikymasi. Turėjai būti apipjaustytas, turėjai vykdyti visus jų rabiniškus įstatymus ir tiksliai laikytis jų tradicijų. Teisumas pirmojo amžiaus žydui reiškia tai, kad jis laikosi visų įstatymų ir vyresniųjų tradicijų, o
o ne tik Dievo žodžio. Jų supratimu būtent Dievo įstatymų ir jų žodinio įstatymo laikymasis suteikdavo teisumą, vedantį išgelbėjimą. Paulius pabrėžia, kad Kristus visą tai užbaigė ir sugrąžino prie paprasto tikėjimo. Kristus padarė galą tam, kaip jie naudojo įstatymą, o ne pačiam įstatymui. Štai kodėl jis nesako, kad Kristus yra įstatymo pabaiga taškas. Jis pasakė, kad Kristus yra įstatymo pabaiga teisumui. Tada jis toliau skyriuje kalba apie tai, ką reiškia teisumas ir kad yra teisumas, kuris kyla iš įstatymo, bet jis neveda į išgelbėjimą. Jis tęsia ir tai pats paaiškina, tačiau mes pasirinkome būtent tai, ką pasakė teologas. Mes iš konteksto ištraukėme šventojo rašto vietas, kad paremtume savo dabartinę tikėjimo sistemą, o tada sakome, štai, čia parašyta, Dievo įstatymas panaikintas ir tai praleidžiame visą nuostabų kontekstą, ką Paulius iš tikrųjų bando pasakyti. Tačiau apie tai kalbėsime išsamiau, kai pereisime prie laiško romiečiams 10 skyriaus. Taigi, užbaigiant šią įžangą, visa ši informacija ir fonas skirti ne tam, kad nagrinėtume raštus kaip dramblio kaulo bokštuose sėdintys teologai. Tai svarbu, nes kalbame apie mūsų tikėjimo pagrindus, mano draugai. Tai nėra teologija. Beje, teologija susideda iš dviejų žodžių, tai teo ir ologija. Ologija reiškia mokslas apie, o teos Dievas. Taigi, tai mokslas apie Dievą. Būtent tuo mes ir užsiemame. Mes nestudijuojame Biblijos, mes studijuojame patį Dievą. Jehova, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą. Kai mes jį studijuojame, mes artėjame prie jo. Kai artėjame prie jo, tolstame nuo pasaulio, iš kurio gimėme. O kai tolstame nuo pasaulio, stiprėja dvasinis žmogus. O kai dvasinis žmogus stiprėja, auga ir dvasinis dovanos. Tada Dievas gali naudoti tave visu tavo potencialu, taip užpildydamas tikrąją tuštumą, esančią kiekviename iš jūsų, tą troškimą atrasti savo tikslą ir vertę. Ir sakau jums, mes sakome, kad viskas yra Kristuje, bet iš tikrųjų tik studijuodami Kristų randame savo tikrąjį tikslą, savo tikrąją būtį. Kai studijuojame Tėvą, Dievą ir tai, kaip Jis su mumis bendrauja, ir kai tai darome per Biblijos autorių raštus, privalome suprasti, iš kur jie patys kilo, kitaip jų apskritai nesuprasime. O jei klaidingai suprasime net vieną eilutę, pavyzdžiui, Romiečiams 10:4, klaidingai suprasime 10 eilučių, jei net ne kelis dešimtis ar net šimtus, kurios su jie susijusios. Ir jei klaidingai suprasime 10 eilučių, tuomet jas taikysime neteisingai, o jei taikysime jas neteisingai, būsime už autentiškos ankstyvosios krikščionybės ribų. Ir būtent apie tai bus ši studija. Kad pilnai suprastume laišką romiečiams, mums reikia visos Biblijos, kad jis suteiktų gylį ir kontekstą tam, ką jis sako. Tai labai svarbu. Ir leiskite tai pabrėžti dar kartą, mes privalome interpretuoti Pauliaus mokymą per Jėzaus, Ješuo, kaip jį vadinsiu visoje šioje serijoje, mokymo prizmę. Be to, Pauliaus mintis turi dėrėti su išmintimi esančia hebrajų raštuose, kuriuos mes vadiname Senuojo testamentu ir pranašų raštais. Tik laikydami Pauliaus laiškus greta šių pamatų galime suprasti tikrąją jo raštų prasmę. Paulius nėra prieš Ješuą ir jie nėra lygus. Deja, tradicinėje krikščioniškoje teologijoje, ar norime tai pripažinti ar ne, Paulius iš tiesų buvo išaukštintas virš Kristaus dėl to, ką jis sakė, nes tai, ką Kristus tiesiogiai sakė Evangelijose, prieštarauja tradicinės krikščioniškos teologijos interpretacijoms daugumoje šių dienų seminarijų. Ir mes tikime Pauliumi, arba tiksliau, mes tiesiog tikime savo pačių Pauliaus interpretacijomis. Todėl svarbu pradėti nuo supratimo, kad Paulius nėra prieš Jėzų. Jis negali pasakyti nieko, kas būtų priešinga tam, ką Jėzus jau pasakė. Ir jis taip pat nėra lygus Jėzui. Jis yra žemiau Kristaus. Jis yra Kristaus apaštalas. Jis yra Kristaus mokinys. Ir žinau, kad tai skamba kaip pagrindai, bet svarbu tai suprasti. Paulius buvo rabinas iki pat šerdės ir baigęs aukščiausią fariziejų pakraipos mokslą. Jo mąstymas buvo pakreiptas ta kryptimi. Jis turėjo visą teologinę sistemą dar gerokai prieš tai, kai tikriausiai nukrito nuo arklio kelyje į Damaską. Jis jau žinojo, kuo tikėjo ir žiūrėjo į raštus iš tos perspektyvos. To neperprogramuosi.
Tai, ką Dievas padarė, kai numetė jį nuo arklio, jis perprogramavo, kaip visą tą informaciją tinkamai įtraukti į Senąjį testamentą. Tai, ką mes vadiname Senuoju testamentu arba hebrajų raštais, Tora, posakiais ir pranašais, taip, kad jie virstų lygiagrečiais bėgiais. Jis ketino paimti ir įdėti Kristų atgal į tą teologinę konstrukciją, kurią Dievas davė ant Sinajaus kalno, kad iš jos neišeitų Hagaros Izmaelio motinos vaizdinys, bet Hagara tarnaitė. Į tai įsigilinsime labiau, kai pereisime prie laiško Galatams, kuris bus kitas po šios knygos. Gerai, manau, kad čia gera vieta transliacijai baigti. Visa ši dalis te buvo įžanga. Kitą savaitę nagrinėsime Romiečiams 1 ir 2 skyrius. Pradėsime analizuoti, kaip visa ši ką tik aptarta aplinka veikia patį tekstą ir iš paties teksto ištrauksime tai, ką jis tiksliai reiškia, kuris neabejotinai paveiks mūsų gyvenimą čia ir dabar. Gerai, tikiuosi, kad ši transliacija jums patiko. Tikiuosi, kad jums buvo suprantama. Žinau, kad tai buvo šiek tiek akademiška, bet žinau, kad jei jūs tikrai norite pažinti tiesą, visą tiesą ir tik tiesą, tai yra esminė dalis. Mes tiesiog negalime praleisti įžangos į šią knygą. Na gerai, mano draugai, labai ačiū, kad prisijungėte. Ar padarytumėte mums mažą paslaugą ir paspaustumėte patinka dabar, jei ši transliacija jūs palaimino? Ar paliktumėte mums komentarą, parašykite, ką manote apie šią transliaciją ir pasidalinkite ją. Svarbiausia, pasidalinkite ją su kitais, įdėkite ją į savo Facebook puslapį ir socialinių tinklų profilius. Mes tikrai būtume dėkingi. Ir jei tai yra jums palaiminimas, žinokite, kad Passion for Truth išlaiko beveik 10 darbuotojų. Mums tai kainuoja didžiulės išlaidas, kad galėtume kurti šias transliacijas ir daryti jas tinkamai, kad jos jūs palaimintų. Ar apsvarstytumėte galimybę bendradarbiauti su mumis finansiškai ir perduoti palaiminimą kitiems? Labai nedaug žmonių, mažiau nei pusė iš pusės procento žiūrovų, kurie stebi šią transliaciją, iš tikrųjų padėkoja ir palieka mums arbatpinigių, jei taip galima pasakyti aptarnaujančiųjų kalba. Jei neturite kur šiuo metu skirti aukos ar mokėti dešimtinę, ar apsvarstytumėte galimybę būti mūsų tarnystės dalimi ir kartu su mumis nešti šią Evangelijos žinią tautai. Ta galite padaryti nuėję į passionfortruth.com/donations. Aukojamos skiltis yra pačiame ekrano viršuje. Mes tai labai vertiname. Bet svarbiausia yra tai, kad melstumėtės už mus. Mes žengėme į naujas rytis, dėl kurių esame labai sujaudinti ir netrukus jas jums pristatysime. Tuo tarpu gilinsimės į laišką Romiečiams ir ieškosime visko, ką Dievas mums yra paruošęs. Aš esu Jim Staley iš Passion for Truth Ministries. Pasimatysime kitame vaizdo įraše. Shalom. I'll see you in the next video. Shalom.